Kai ateinu į centrą Kaišiadoryse, ergoterapijos kambarį šviesa švelni, tu stovi ten su šypsena kantriai ir pradedi vėl, kur kojos nugara tiesiai. Tempo kartu į garsai, rankas keliu, tu sakai alkūnes tiesiai. Juokiasi visi, bet aš žinau, kad be tavęs čia būčiau visai vienas. Viktorija, ačiū tau už kantrybę, už atkaklumą, kad nepasiduodi, nieką padedi žmonėms vėl vaikščioti tiesiai, grįžti į gyvenimą, justis laisvai. Su manim buvai ypač kantri, dėka tavęs jaučiuosi geriau kasdien. Viktorija, ačiū tau iš širdies, tu tikra angelė šitam centre. Kartais skauda, kartais noriu mesti, bet tu šalia tampa balta dar truputį, kur kojos klausia, o aš jau šypsausi. Nes su tavim net sunkiausia diena prašviesėja. Už kiekvieną ką vaikai ir juoką, už tas valandas, kai tu nepalūžai. Atlieka tavęs rankos stipresnės, dabar į nugarą tiesesnė ir žingsnis tvirtesnis. Viktorija, ačiū tau už kantrybę. Viktorija, ačiū tau už kantrybę. Ir dar vienas dalykas, miela Viktorija, gegužės 3 tavo gimtadienis artėja. Linkiu tau sveikatos, džiaugsmo ir šviesos, kad visada tokia šilta ir stipri būtum. Su gimtadieniu tave sveikinu širdingai, ačiū, kad esi tu geriausia, ką turiu aš čia. Ir dar ačiū tau už kantrybę, ačiū tau už kantrybę.